Tai ką, grįžtam vėl su Čiao vlogu. Su šituo Čiao yra jau viskas baigta. Nupirkau apie tas sankabos spyruoklytės, kurios sutvarko visą šitą reikalą ir turime tas lėkštutės. Tai žodžiu, lėkštutės iš viso prideda 6 km greičio, tai mes važiuojam 40, o su reduktoriumi jisai važiuoja apie 49-55 tam tarpe, sakykime, nuo kalniuko į kalniuką ir panašiai. Kadangi dabar netikėtai prisnygo, sumašiau, kad reiktų padaryti rimtesnę part 2. Tai šitą Čiao parduodam ir darom rimtesnį Čiao. Tai toj grįšim. Nu ir aišku, čia nėra ką lyginti šitų dviejų būklę. Tai čia yra labai stipriai pavargęs Čiao. Labai stipriai. Matom, ratas priekinis iš vis ne jo uždėtas. Tai mes bandysim kažką įrodyti ir jį sutvarkyti. Tam nusipirkom labai daug detalių. Tai apie visas mes ir pakalbėsime. Bet turbūt kyla klausimas, Edvinai, o kodėl ar iš vis verta yra iš šio dalyko padaryti kažką kitokio? Tai pagal šitas apsaugas galite nuspręsti, kad šitas modelis yra šiek tiek kitoks. Jis yra variatorinis ir žinoma, variatoriniai modeliai yra šiek tiek galingesni. Tai aišku, jis yra labai stipriai pavargęs, tai mes jį visą išardysim ir iš naujo surinksim. Tai galbūt pakalbėkime apie detalės ir ką mes turime. Taigi, ką mes šiandien turime, būtent šitam Čiao remont. Pradėkime ardytis. Taigi, šitoj vietoje mes turime. Oi, kiek dėžučių bus išsiųsti. Turime PIN 12, jeigu neklystu. Alkūninė velina sportinė, kadangi dėsime sportinę grupę. Tai va, dėžutė į šoną. Turime visų trosų komplektą, nes neveikia nei stabdžiai niekas. Toliau. Turime žibinto grilių pagražinimas. Kas šitoj dėžutį pasižiūrim. Ir čia mes turime visiškai naują žibintą lempą. Nes ta suklijuota su lipne juosta. Apsaugos visiškai naujos. Toliau turime visiškai naują variatoriaus diržą, kadangi čia jau yra variatorius, tam reikia ir sportinio malose variatoriaus. Toliau galinis stiklas, kojelės spyruoklės, nes nesilaiko. Toliau čia universalus trosas, guolių ir riebokšlių komplektas, sportinė dar viena sankaba, žvaigždutė minimo. Čia tai neįsivaizduoju. Gal iškrito čia jau kažkada. Jo, tai čia spyruoklės buvo, atsiprašau. Toliau turime minimo grandinę, nes jos nėra. Bendexas. Čia nežinau, dekompresoriaus turbūt komplektas. Karburatorius kartu su filtru. Sportinis genelių dusintuvas. Ir dar cilindro komplektas. Taigi, kad viską mums susirinkti, reikės išimti variklį, nes tai bus paprašiau jį perrinkti, išimti ratus, susitvarkyti su trosais, visą pilnai išrinkti ir man padės brolis. Tai per šį savaitgalį, o gal ir ne per šį, gal per kitas, mes ir padarysime šį projektą. Tai toj dabar susidėdu detalės visas. Ir eisime dar kartą prie Čiao pasižiūrėti, kas tenais darosi. Taigi, kaip minėjau, nei vienas iš šių trosų neveikia. Pats dviratis užsikūrė, bet žinokit, nežinau kaip man parodė, kaip jisai užsikūrė, dirbo su kiauru duslintuvu, tai aš nesigilinau ir nieko nedariau. Tai matome, aišku, dar netėjo sėdynė. Sėdynė čia yra gal originali, gal ir neoriginali, neįsivaizduoju, bet užsakėme kitokio tipo. Stiklas yra išdaužtas. Čia tai nežinau, kas per daiktas. Plastikai laikosi kaip ir ne. Dusintuvas kiauras. Visas toks aplamdytas, ratas priekinis visiškai ne nuo jo ir remiasi šitą daiktą. Nu, žodžiu, bus ką veikti. Šiaip jo dažyti gal ir nereikės. Tik tai va šitas va detalės, nes netitinka pagal spalvas. Visą išvalyti, išplauti.
Smagios dienelės. O greitai vlogas ir apie tokį daiktą. Jau brolis krapštasi, tai darome, kad tas daiktas būtų įdomus. Ir manau dabar žygiuojame prie ardymo. Nu va, ir dabar prieėjome, nusiėmė visas apsaugas. Tai matome, kad buvo visiškai originalus karburatorius su filtru. Štai čia yra sankaba. Tuoj sekundę prieisiu iš kitos pusės. Čia yra minimo mechanizmas, bet jisai kažkoks tai išbelstas lygiai. Čia dar bus ką veikti, čia va yra žvaigždutė minimo. Tai žodžiu, viską keisim, viską darysim ir žiūrėsime, kas gausis. Tai dabar reikalas yra išimti variklį. O jau po to, kai išimsime variklį, viską ant stalo ir susirinksime. Taigi, toks fun fact, variklį išardžiau per kokių 15-20 minučių. Tai variklis laikosi ant tokių dviejų didelių varžtų ir vieno centrinio varžtų. Ir va, kai nėra variklio, viskas atrodo tik tai va taip va. Ir gazą išmovėm, kaip priklauso. Vis tiek jau to karbo nebeprireiks, trosus visus keisim. Tai va, kiek mes turime laisvos vietos, visai uždegimo sistemai ir kitiems dalykams. Liko baisioji dalis. Viską išplauti ir išvalyti. Taigi, variklis atrodo štai taip. Mažiukas, pizdukas. Irgi viską plaut ir sudėsime naujai. O čia yra jo motoriukas. Tai būtent jį pradėsime ardyti, plauti. Pažiūrėkit, koks šlykštus. Ir tada jau prasidės įdomybės. Nu ir va, prieš ardant motorą, aišku, čia to ardymo gal 3 minutės, viską gražiai, nu, kiek įmanoma gražiai išsivalysim, išsiplausim. Cilindras gal šiek tiek šioj pusėje nėra aktualu. Aktualiausia yra pats blokas. Nu ir dabar, kai šiek tiek apvalytas variklis, paprašiau jį ardytis. Tai pradžiai nusimsim cilindrą su galvutė, patį bloką išsiardysim, magnetą nusimsim ir bus viskas. Štai taip atrodo išskirtas motoras. Štai čia guoliukas, iš kitos pusės guoliukas, pats velenas, stumoklis, čia apvijos, viduje salnikas ir magnetukas už plintų. O dabar čia va, yra dekompresorius viršui, žvakutė, žodžiu, viskas yra. Tai galvą paliksim tą pačią, iš kur reikės gražiai išplauti, išvalyti, dekompresorių naują sudėti. Tai šiandienos tikslas dar būtų visai surinkti variklį. O per likusį savaitgalį tai jau tada yra jau trosai, visi ratai, pačio mopedo išvalymas, lempos, stikliukų pakeitimas, galbūt šiandien bei ten padažymas biški, išvalymas. Ir tada būtų jau galima jį testuoti. Tai tikėkime, viskas gausis. Tai tuoj susirinksim prie variklio rinkimo. Visą laiką patogu, kai blokas yra įskeltas, išsivalyti viską. Ir vidinę ertmę, ir išorę, kad būtų tiesiog tvarkinga, gražu. Ir šitą, pavyzdžiui, gera turėti per senas dalis. Jeigu matote, kad dalių yra tokių, kurių niekada nesat matę, pasiimat seną dalį, pasirodyti 3 šaibutės, nežinau, kad jie čia turi būti, pasižiūrėjau ir viskas atitinka. Taigi, lieka įspausti guolius, veleną ir viską surinkti. Taigi, surinkinėjant visą laiką reikia pasimti kažkiek tepalą. Svarbiausia būtų šviežias, geras tepalas, kad nebūtų jokio purvo jame, šiukšlių. Šiek tiek insipilas kamštelį. Mes pasirinkai, kad būtų patogu jį pasiimti. Atsisakyti guolį šiek tiek. Kadangi mes preso neturim, yra labai paprastas būdas. Kai neskambina. Taigi, pasiėmėm malką. Būtinai reikia turėti arba guminį plaktuką, arba malką. Kadangi mes neturim guminį plaktuką garaže, kažkodėl tai, paėmam plaktuką su malka, siemam šaibą kokią nors taip, kuri uždengtų pilnai guolį, nes negalime kalti per vidinę pusę. Reikia kalti arba būtinai per išorinę, arba kad apimtų visą guolį iš išorės. Taigi, galima pasimti ir metalinį daiktą, galima pasimti ir šiaip kokią tai galvutę. Nu, aš pasimsiu. Gaikutę. Tu pasim gaikutę, aš pasimsiu irgi gaikę. Tokią, jinai kaip tik užsideda aplink visą guolį. Jinai nėra šiaip vidrio, kadangi vidurys yra su tokiu. Pasiemam, mes jį pasistatom taip. Ir tuo jau pasižiūrėjom, kad kadras gaunasi. Ir galim pradėti kalti.
Taigi, reikia pirmai išsiaiškinti, ar tikrai guolis stovi tiesiai, nepakrypęs į šoną. Ir kad brolis nešika prie kameros. Čia jau poskistis toks. Ne mano bėdas, kad prišiks į kelnes. Ir, aišku, būtų geriausia, kad jeigu dar prilaikytų man šoną, šudukas. Na, ir tada reikia pradėti kalti. Jeigu nesigauna, reikia išimti, bet pabiški ir tai va tik kalti. Iš karto matau, kad man čia nesigauna. Reikės išmušti iš naujo ir jį bandyti kalti. Jisai dedasi kreivai. Taip negalima dėti. Guolis išimtas, gerai sukasi. Tas geras dar guolis. Vėl viską apsižiūrim, apsivalom. Ir bandom antrą kartą. Viską vėl varšiai susidedam, kad nejudėtų. Taigi, panaudodama šį įrankį, kuris yra tiesiog vamzdys su didelė skele, kalamas per išorę, negadėdamas guolio, aš įmušiau guolį ir patį guolį ką tik sutepiau. Va, kaip gražiai guolis. Biškai tvarkiau eipą, tai... Va, guolis visai nekabina. Tada mes šiek tiek apsivalome, kad nebūtų nemalonu dirbti. Ir bandome įspausti į vidų veleną. Taip, taigi, velenas, aišku, nelabai norės iš karto eiti. Atsistatome ganėtinai tiesiai. Tada pasiėmė štai tokį daiktą. Šis yra skirtas padaryti skylę į metalui, kad galima būtų jį išgręžti. Ir kadangi velenas dar nesytas yra štai tokios matosi skylės, per jas galima kalti labai nepagadinant pačią veleną. Aišku, tai nėra labai sveika, bet kadangi daug kas tikrai neturi visų tų įrankių, kuriais gali įspausti guolį, tai štai yra pats toksai samodelnas būdas uždėti veleną į guolį. Taigi mes pirmą veleną įspaudžiam, kad jis būtų lygiai gretus. Tada pasižiūrim, kad jisai tikrai neišeitų, užtenka nereikia. Jį pasistatom taip, kad jisai nei klibėtų, nei jisai ką. Ir mes tada įdedam šitą ir jau jisai kažkiek tai įėjo, sakyčiau. Dar šiek tiek atėjo svečių. Bet jau nebedaug visai. Su tarpinė. Viskas verčiasi. Žodžiu, variklis kainavo mums labai daug nervų. Vien dėl šito. Ir pats velenas yra šiek tiek didesnis. Tai būtent dėl to jisai gan sunkiau atsistatė. Bet dabar kaip ir viskas tvarkoj, variklis prasisuka, viską susiveržiam ir bandysim įdėti. Tai žiauriai daug kainavo, žinau, kad gal pusantros dienos. Nu ką, vakaras. Susidėjo visą sistemą, užkabinau dekompresoriaus trosą. Buvo ką veikti. Surinkau variatorių. Ir sudėjau visiškai transmisiją. Problema yra ta, kad labai didelė kompresija, dėl to, kad nedėjau galvos tarpinės, nes nepriklausė prie cilindro komplekto. Tai, aišku, dar sniegas laukia, tai labai sunkiai prasisuka variklis. Tai reikės ir to išsikirpti tarpinę, o šiandieną kol kas darbų užteks. Manau, viskas toliau kaip ir aišku. Tai va dabar susimetinėjau rankenas visus žaislus. Ir šiandienai užteks. Dar uždėsiu apsaugas naujas ir viskas šiandieną. Nu ir ką, antras dublis, šiandien vėl išiminėsim motorą. Viską nuimsim, nupirkau mėlynų dažų. Nudažyti detalės, kurios nėra mėlynos, apšveisti. Tai žiūrėsim, kaip mums čia šiandien gausis viskas. Ratus nuimsiu, viską nuimsiu ir ruošim kapitaliniui. Norėjau labai užkurt, bet reikia galvos tarpinės, nes per didelę kompresiją. Tai žodžiu, viską padarysim. Ir viskas. Įdėjau variklį, bet užkurti negaliu, nes laukia sniegas, užstumt labai sunku, tai kai nėra sėdynės, negaliu atsisės, kad ratui būtų šiek tiek spaudimo, kad nečiuoštų tas ratas, o kad ratas būtų geras, reikia gerų padangų. Tai dabar, kai įdėjau variklį, viską sujungiau, reikia tuo pačiu ir nudažyti, ką galiu nudažyti. Tai
Išėmiau ratus, laukiu padangų, uždėsiu geresnės padangas, dažysiu iš flakonėlio, nes nusipirkau šiokių tokių dažų. Šiaip pavargau biškį, kiekvieną dieną į tą garažą. Radau ir dažus. Va, dažiukai, tokia spalva. Tai reikia šikną nudažyti, nuimti lipdukus, kurį manoma padažyti. Ir bus jau geresnis vaizdas. Tada sudėti užvedimo sistemą ir tada jau, kai jau suksis galinis ratas, bus galima bandyti ir jį užkurti. Nu ir va, išardžiau visos plasmasės. Reiks sušveist, nudažyti. Tada surinkti, kaip ir minėjau, minimo sistemą. Sėdynę būtinai ir tada bandysim užkurti. Paruošiau ratus su kitom padangom, kad kai ateis iš karto suruoš, kad viską sudėt. Ir jeigu kažkas bus blogai su varikliu, kad išsiaiškinti, kas su juo yra blogai. Kadangi buvo šiek tiek skilęs blokas, dėl viso pikto nupirkau kitą bloką. Maža ką reikia turėti. Ir viskas. Ir turime dar vieną išvažiavimą į garažą. Žiauriai nesąmonę padariau iš tikrųjų. Tai šiek tiek radau senukose panašių dažų. Tai iš flakonėlio nupučiau, nes ten tai prieš tai žiauriai šlykščiai skyrėsi spalvos. Nudažiau iš flakono, ką galėjau. Galbūt galėjau ir nedažyti, iš vis ir būtų ir tai buvę gražiau. Žiauriai sunku buvo parinkti tinkamą spalvą. Tai va, nusidažė. Ir nusidažė galinę lempą. Štai čia va, blizga. Detalės ir sparnai. Aišku, nusidažė neįtin tobulai, bet kaip motorinių dviračių dzin. Ir ką tik gavau padangas su baltais kraštais. Parsivešim ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Ten aišku, gavau papildomų detalių, ką reikia minimo sistemai, variatoriaus veržlės ir panašiai. Tai va, tai po biškį viskas surinkinėsim. Nu ir ką, pratęsimas. Pasirodo, ką supirkau užkūrimo sistemai. Trūksta pedalų nesvirinti, užkūrimo sistemos. Ir dar vieno tokio va, įvarytės tokias, pavadinkim. Čia iš flakono nupačiau šituos. Ir va, kol kas galutinis rezultatas yra toks. Nuvežiau užmontuot padangas, jau biškį pervargau. Va, kaip ratai atrodys, dar gal šiandien spėsiu sudėti tiesiog iš išorės, ką galiu, o toliau vėl lauksim detalių, užmausiu sėdynę, lauksim detalių. Nu ir ką, nuo visų dūmų žiauriai galvas skauda, tai biškai kitą dalyką dariau, tai KTM 300 nusipirkau grafikas, persikliau, bet čia biškai toks off-topikas. Tai kai sumontavo padangas, labai norėjau pridėti, pažiūrėti, kaip atrodys tas čiao. Tai va, koks yra maždaug apytikslis vaizdas. Nežinau, ar ratą atvirkščiai priekinį įdėjau ar ne. Bet neblogai. Dar sparnų nedėjau, nes čia vis tiek to galutinio vaizdo dar labai toli. Bet jau šis bei tas matosi. Tai aš patenkintas, kaip atrodo. Ką, šiandien pailsim ir susitiksim kitą kartą. Nu ir paskutinis jau turbūt greičiausiai sveiki visi. Tai neišėjo man pačiam pribaigti šito būtent čiao, dėl to, kad buvo pavargęs toks dalykas kondensatorius ir šiek tiek buvo sugadintas blokas. Tai mano kolega Darius, labai šaunus meistras, jeigu kažkam reikės rašykit, duosiu kontaktus, visą tai paėmė ir sutvarkė. Aišku, mes anąkart jau tenai su broliu dėjom ir sparnus ir viską, tai beveik paskutinis rezultatas atrodo taip, tik tai dar neuždėjau visų apsaugų, kurios priklauso, tai neužilgo uždėsime. Ir dabar dviratis kūrėsi ir važiuoja. Tai išsiaiškinsim, ar visgi variatorinis daiktas yra geresnis. Pasižiūrim. Gerai, kūrėsi, dar biškį pilsiu tepalo į benziną.
ir tegul prasidirbo biškį. Ir pažiūrėsim, kaip apsukas renka. Nu va, kaip matot, kūrėsi, bet man labiausiai patinka, kad jisai apsukas visai kitaip priima. Palyginus visai kitaip. Aišku, dar neatėjo galinių stabdžių kaladėlės, tai tik priekiniai stabdžiai, bet iš karto geriau važiuoja. Iš tikrųjų net nėra ką lyginti, kaip važiuoja praeitas ir kaip važiuoja šitas. Šiek tiek biškį laisvas apsukas yra per aukštas, reikės pažeminti. Bet kai dabar prisnigo, tai nelabai yra kur jo išmėginti, išbandyti jo maksimalų greitį, sakykim taip. Tai dabar tegul prasidirba ir pasižiūrėsime, ar šiaip ramiai važiuojant, jisai važiuoja greičiau negu sankabinis Čiao su MOFA reduktoriu. Tai va, dabar tegul biškį prasidirba, uždėsim visas apsaugas, pamatysim bendrą vaizdą ir išvažiuosim ant asfalto. Truputį diržas blogas Daiko, dabar nupirkau polinį, reikės kažkada pakeisti. Bet va, su apsaugom atrodo taip. Važiuojam ant asfalto, pažiūrėsim, ar ramiai važiuojant jisai geriau važiuoja. Bet kad jisai geriau važiuoja, tai matosi vien iš jo traukimo. Nu va, realiai randomės vieninteliai vietoj, kur galime pravažiuoti. Tai tegul biškė taušta, nes cilindro komplektas naujas, tai negaliu labai duoti šiam daug gazo. Tai čia dabar va, kiek gatvę pravažiavau. Šiaip skirtumas didelis jaučiasi važiuojant nuo žemų sūkius, žymiai aštresnis lyginant su sankabiniu variantu. Tas ir matosi, kai pirmą kartą jį ir užkūriu. Tai va, tai dabar truputį taušta, užsikuriam ir pasižiūrim. Tai vėl naudosime tą pačią programėlę žiūrėti greičiui, įsidėsiu į kišenę ir pravažiuosim. Nu ir čiut, kaip Arūnas pasakytų, nesusivoliojau. Ir maksimalus greitis yra 55. Tai tikrai didelis skirtumas palyginus, ką mes turėjome su sankabiniu variantu. Tai nežinau, dar aišku yra ką veikti. Diržas, kaip girdėjote, tenais barško variklis, tai tenais diržas neatsipalaiduoja ir už tai jisai balbatuoja ir ratas sukasi dėl to, nes jį visą laiką sukabina. Aišku, ta jo išvaizda irgi nėra tokia labai wow. Tai dar nėra galinių stabdžių, tai negaliu vienkių kilnot. Bet šiaip, nu tikrai pats Čiao, būtent dėl variatorinio modelio, kurį aš pirkau, nebeatsimenu, ar 100 ar 100 PM ar 200 mokėjau. Tai tikrai geresnis modelis lyginant su sankabiniu. Ir kas čia gavosi jį atrestauruoti, tai čia yra centai. Net apsiverkiau, kol grįžau. Tai va, tai iš tikrųjų, aišku, dar yra ką veikti prieš to Čiao, bet kadangi tik tai savaitgalis galiu filmuoti, tai pavadinkim tai antra dalim. Ir po to galbūt išeis dar trečia dalis, kur mes jau ten jį pilnai pabaigsim, ten galbūt normaliai nudažysim, sutvarkysim su diržu reikalą, nes kaip ir minėjau, šitas yra šiek tiek per ilgas ir labai sunku yra atgaudyti tinkamą variatoriaus diržą, dėl to, kad jų yra visokių išmerų malosi, tai ten 100 kartų yra per ilgas, kas prie variatoriaus prieina, šaibos yra blogos ir visa kita. Tai dar kartą ačiū Dariui, ačiū visiems, kas žiūrėjot, būtent šį dalį. Labai džiaugiuosi, kad šitas važiuoja 100 kartų geriau, galėsiu pagaliau mokintis normaliai vienkės važiuoti ir jisai važiuos greičiau. Ir užbaigiam šį video blogą ir aš jums sakau iki.